mielos damos, pasibaigus gražiausių metų šventėm, artėja turbūt su manim sutiksite pati maloniausia šventė, tai Švento Valentino diena, kitaip tariant, meilės diena. Todėl šią dieną mes prieš savo mylimuosius norim atrodyti ypatingai. Nežiūrint į visus makijažus, jūsų sukneles ir papuošalus, didžiausia jūsų puošmena, turbūt sutiksit su manim, yra jūsų plaukai, gražūs, sveiki plaukai. Todėl šiandien pirmojo video metu norėčiau su jumis aptarti 5 žingsnius link tobulų plaukų. Pirmiausia, aišku, norint, kad plaukai gražiai atrodytų, jūs turite švariai juos išsiplauti, pasirinkdamas savo tinkamą šampūną. O tai jums padėti gali tik tai profesionalūs konsultantai arba jūsų kirpėjas. Plauti galvytę, noriu priminti, žinoma, jūs taip pačiu žinot, kad būtinai turim šamponuoti 2 kartus, gerai išskalauti, nusausinus uždėti kondicionierių. Po žiemos mūsų plaukai būna labai išsausėję, pavargę, mesgi turėjom kalėdas, naujus metus, mes purškėm lakus, mes juos sukom, todėl juos reiktų palepinti, uždėti kaukę kokią stipresnę. Jeigu kaukė jūsų netenkina, norit kažko stipriau, uždėkite ampulę. Ampulę reiktų laikyti 10 minučių įtrynusi plaukučius, aišku, nusausintus rankšluosčiu. Tada irgi gerai išskalauti. Jeigu nusprendėte lepinti save su kauke plaukų, tai būtų gerai, kad užsidėtumėt maišelį, apsuktumėt rankšluosčiu ir palaikytumėte kuo ilgiau. Bet jeigu jūs tą vakarą norite gražių garbanų, tai kaukės ir ampulės reiktų pamiršti. Tiesiog uždėkite savo mėgstamą kondicionierių. Po kondicionieriaus ar kaukės ampulės nuskalavimo jūs galite rinktis formavimo priemonę. Jeigu jūs nusprendėte šiandien būti su gražiomis garbanomis, naudoti karščio prietaisą jas sukant, jūs būtinai turite dėti karščio apsaugą ir galbūt kažkokį skystį, standiklį, putas, kad šitos garbanos jums visą vakarą gražiai išsilaikytų. Jeigu nusprendėte tiesinti plaukučius, taip pat nepamirškite apsaugą nuo karščio ir pasirinkite protingą temperatūrą, tai 185 laipsnius. Galbūt jūs norite, kad jūsų plaukai išdžiūtų natūraliai, tai jūs galite naudoti kažkokį lengvą kremuką, kad kai jūs įsidžiovinsite, plaukai jūsų nebūtų pasipūtę. Feną visada rinkitės tą, kuris iš jūsų plauko neištrauktų drėgmės, bei žinoma gerą keramikinį šepetį, kuris irgi nežalos ir nekenks jūsų plaukam ir nepeš jūsų plaukų. Niekada šlapių plaukų nešukuokite, leiskite jam šiek tiek pradžiūti. Jeigu norite, kad plaukai pakiltų nuo šaknų, tiesiog yra tokia paprasta paslaptis, palenkti galvytę žemyn ir iš apačios su fenu pafenuoti prie šaknų. Žinoma, jūs galite naudoti ir šaknų pakėlėją, bus dar geresnis efektas. Kada įsidžiovinate plaukučius, tada jau jūs fantazuojat. Viena nori tiesių plaukų, tiesinat, kita sukat, trečia tiesiog išsidžiovinusi eina savo gražiais plaukais. O kuri turi savo nuostabias garbanas, tiesiog jūs galite paryškinti garbanų kremų, putom, kuris duoda šlapią efektą. Na, o dar galite užbaigti visą šukuoseną laku. Ir, žinoma, nereiktų pamiršti plaukų žvilgesio, kad jūsų plaukai blizgėtų. Tai tiek, būkit gražios tą dieną, būkit laimingos ir, žinoma, ne tik tą dieną, bet visada.